Labas vakaras, garbėsiu Kristui visiems. Besibaigiant gavėniai, mes su Kaišiadorių vyskupijos jaunimu pradėjom savaitės rekolekcijas, asmeninės. Tiesiog, kaip matote ir užrašyta, su Henry Nouweno knyga Here and Now ir skyriumi Prayer. Pagalvojau, o gal ir kitiems kam nors gali būti naudingos tokios rekolekcijos asmeninės, tai pamėginsim ir čia įrašyti, parodyti tekstus ir kas norėsite, galbūt tai galės būti visai nebloga gavėnios pabaiga ir jums. Šitų gavėnios rekolekcijų formatas yra toks labai paprastas. Mes planuojame daryti jau jaunimas eina kurį laiką su šitom rekolekcijom, bet aš tai pažiūrėjau, kad liko beveik savaitę dar iki ten jau didžiosios savaitės to intensyvaus laiko, o čia yra 7 tokie tarsi poskyriai šitam skyrelėje Prayer, tai galvoju visai verta taip savaitėj pamėginti, gal kažkam tai bus naudinga. Ir formatas yra maždaug toksai, kad skaitom tekstą drauge, kiekvienas asmeniškai, ir tada tai dienai pasirenkame, kokioj bažnyčios maldoj dalyvausime. Tai reiškia, kad ne asmeniniai maldoj, bet toj maldoj, kurią meldžiasi bažnyčia. Ar tai būtų mišios, ar tai būtų valandų liturgija, ar tai būtų rožinis, ar galbūt adoracijos transliacija per Marijos radiją. Žodžiu, čia jau yra laisvas pasirinkimas, bet dalyvaujame maldoje su bažnyčia. Tai ir čia tada pradėsime skaityti nuo pirmo poskyrio šiandien ir tada kasdieną po poskyrį, taip 7 dienas, bus įdėta YouTube kanale šitas video. Tai irgi galima tiesiog patogiu laiku paimti, klausytis drauge, į tokį asmeninių rekolekcijų kelią. Aš tai jau nuėjau, versdamas iš anglų kalbos, man kažkaip iš vis Nouweno tekstai labai patinka, jie labai poetiški yra ir todėl, iš tikrųjų smagu prisiliesti prie šito dvasinio autoriaus tekstų. Vėl, čia man filologai aiškino, kad, žodžiu, negalima skaityti tekstų balsu, nes taip darai įtaką tiems, kurie klausosi, kad žmonės turi patys skaityti tekstą. Tai ir vėl aš siūlau, kam iš tikrųjų trukdo tas skaitimas, kad aš ten skaitau balsu, tai laisvai galite iš tikrųjų paimti ir garsą tiesiog paspausti, kad garso nebūtų ir telefono ar ten kompiuterio ekrane skaityti tą tekstą tyloje. Visai verta. Kągi, tai mes ir eikime tada prie pirmojo teksto. Šitas pirmasis skyrelis vadinasi Motinos Teresės atsakymas. Kartą prieš keletą metų turėjau galimybę susitikti su motina Teresė iš Kalkutos. Tuo metu man kėlė susirūpinimą daugybė dalykų ir aš nusprendžiau, pasinaudodamas progą, paprašyti motinos Teresės patarimų. Vos tik susėdome, aš ėmiau aiškinti apie visas savo problemas ir sunkumus, mėgindamas įrodyti jai, kaip viskas buvo sudėtinga. Kai po 10 minučių aiškinimo aš pagaliau nutilau, motina Teresė tylomis pasižiūrėjo į mane ir pasakė: Taigi, kai tu per dieną praleisi 1 valandą adoracijoje savo viešpaties akivaizdoje ir daugiau nebedarysi to, ką žinai esant bloga, tau viskas bus gerai. Jei ištarus šito žodžius, aš taiga supratau, kad ji pradūrė mano sudėtingų priekaištavimų savo balioną ir nukreipė mane tolyn, peržengiant save patį į tikrą išgijimą. Tiesą sakant, mane jos atsakymas taip apstulbino, kad nejaučiau jokio poreikio ar noro toliau tęsti pokalbį. Daugybė žmonių, kitapus durų laukiančių, kol galės su ja pasikalbėti, turbūt geriau išnaudos laiką su motina Terese negu aš. Todėl aš padėkojau jai ir išėjau. Jos žodžiai liko įsirėžę man į širdį bei protą iki pat šių dienų.
Nesitikėjau tokio atsakymo, bet šių žodžių tiesumas ir paprastumas perskrodė mane iki pat mano esybės gelmių. Aš žinojau, kad ji ištarė tiesą ir kad likusiu gyvenimu aš turiu šią tiesą išgyventi. Apmąstydamas šį trumpą, bet lemtingą susitikimą, aš supratau, jog kėliau klausimą iš žemai, o ji pateikė atsakymą iš aukštybių. Pradžioje atrodė, kad jos atsakymas neatitiko mano klausimo. Vis dėlto vėliau įžvelgiau, kad jos atsakymas kilo iš Dievo buveinės, o ne iš mano skundimosi namų. Dažniausiai į klausimus iš žemai atsiliepiama atsakymais iš žemai, o dėl to kyla dar daugiau klausimų, dar daugiau atsakymų ir neretai dar daugiau painiavos. Motinos Teresės atsakymas buvo tartum žaibo tvyksnis mano tamsybėje. Aš staiga suvokiau tiesą apie save. Dar vienas pasiūlymas greta maldos galėtų būti kelionė ir su šventuoju raštu, todėl kad šituose Nuveno tekstuose labai daug aliuzijų į šventą raštą, jo kalba yra labai biblinė. Ir, ir čia aš porą tiesiog, kad būtų gal aiškiau, parodysiu jums porą tų aliuzijų ir galima iš tikrųjų per šitas aliuzijas netgi ir keliauti su šventuoju raštu, einant per šitas rekolekcijas. Čia jisai sako, tokį, kad aš pateikiau klausimą iš žemai, o jinai man davė atsakymą iš aukštybių. Čia yra akivaizdė aliuzija į Jono Evangelijos 3 skyriaus 31 eilutę, kur ten po pokalbio su Nikodemu Jonas Krikštytojas arba vėl Nikodemas arba Jėzus, nelabai aišku, kas ten kalba, bet ten yra tokia eilutė. Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis. O kas iš žemės gimė, žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Labai panašu, kad Nuvenui šita eilutė tapo tokiu supratimu apie tai, ką jam motina Teresė pasakė, kai jinai kalbėjo apie šitą adoracijos būtinybę, kuri greičiausiai būtent ta adoracijos būtinybė ir leis nebedaryti to, ką žinai esant bloga. Tai čia viena aliuzija. O kita aliuzija tai yra čia, kai jisai sako, kad jos atsakymas kilo iš Dievo buveinės, o ne iš mano skundimosi namų. Tai čia ir vėl, gal netgi dviguba tokia, sakyčiau, aliuzija. Iš Seno testamento tai akivaizdžiai čia yra apie Jeruzalę, ta 46 psalmė, kurią ir bažnyčioje labai iškilmingai giedam, apie tą nenugalimą Dievo miestą. Ir čia ta eilutė upės srovės linksmina Dievo miestą, aukščiausio šventąją buveinę. Dievas yra jame, jis nebus sunaikintas, rytoj auštant Dievas ateis jam į pagalbą. Bet kita vertus, tai čia tokia pirmoji turbūt, kuri krenta taip į akis, tokia aliuzija. Bet kita vertus, jisai sako, kad motina Teresė jam, tarsi ne Dievas pateikė, bet motina Teresė jam pateikė šitą atsakymą iš Dievo buveinės. Ir čia tokia kita aliuzija kyla iš laiško Efeziečiams, kur Paulius sako, vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventovė viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Būtent dėl tos Dievo buveinės dvasioje, kuri čia yra paminėta, kažkaip kyla tokia nuojauta, kad gali būti, kad Nuvenas čia būtent
apie Dievo buveinę jisai kalba tarsi dvejopai, kaip apie tą Dievo buveinę, kuri yra Dievo, ta šventoji buveinė, bet kita vertus apie Dievo buveinę, kuri esame ir mes, nes visas šitas skyrius iš tikrųjų, kaip ir daugelis, nuveno tos tokios, dvasinės literatūros yra nukreipta į dvasinio gyvenimo ugdymą ir lavinimą. Tai, kas norėsite eiti su šitom rekolekcijom, tai kviečiam, prašom, tada trumpai pasimelskim pabaigoj ir priimkim Dievo palaiminimą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Sudie.